Darbo paieška, ko gero, daugeliu nėra viliojantis procesas. Nuo to nėra apsaugotas ne vienas. Retas, kuris netekus darbo, nepatiria streso, tačiau užpulsančios emocijos kartais gali pasirodyti neįveikiamos. Kokios jos ir kaip jas suvaldyti? Pirma reakcija netekus darbo, ypač jeigu tai įvyksta netikėtai, tai iš viso yra šokas. Jeigu tai vyksta netikėtai. O paskui jau kitos fazės atsiranda. Tai gali būti neigimas, kad gal čia suklydo, gal čia ne su manim, gal čia ir panašiai. Po to gali būti ir pyktis, ar liūdesys. Žinoma, į kraštutines emocijas puolame ne kiekvienas, bet mokėti nuo jų apsisaugoti – pamoka, kurią verta išmokti. Suvaldžius baimę, liūdesį ar pyktį, darbo netekimas bus mažiau skausmingas. Svarbiausia įsisąmoninti, kad visos tos emocijos nėra nei neteisingos, nei neteisingos. Ta prasme, nėra neteisingų emocijų. Ir visos jos yra, taip sakant, natūralios. Įsisąmonę emocijas ir suvokę situaciją pradėkite imtis veiksmo – ieškoti darbo. Jei praradote ilgą laiką dirbtą darbą, tikėtina, kad patirite stresą dar ir dėl to, jog nežinote, kas per tą laiką pasikeitė darbo rinkoje. Technologijų ir verslo tendencijų kaita yra labai sparti. Taigi, kokie specialistai šiuo metu yra reikalingiausi? Darbo rinkai šiuo metu aktualiausiai yra pardavimo vadybininkai. Tai čia topas nekintamas, jau kelinti metai išlieka topo viršūniai. Paskui viena iš problemiškiausių sričių tai yra informacinės technologijos. Darbo skelbimų daug. Aukštųjų mokyklų, kurios ruošia IT specialistus, yra daug. Baigiančių studijas yra daug. O, kaip sakant, įmonės nesulaukia tinkamų CV. Tai tokia problema. Toliau atsigauna transporto sritis, reikalingi ekspedijavimo, logistikos specialistai, finansų, administravimo, rinkodaro, žmogiškųjų išteklių, jos yra stabilios sritys. Nėra didelių šuolių į viršų ir nėra didelių kritimų. Prekybos sritis, turizmas taip pat aktyvios. Skelbimų iš statybos srities dar nėra tiek daug sulaukiama, tačiau tokių specialistų oficialiais kanalais anot specialistės retai yra ieškoma. Daugiausia per pažintis. Bet apskritai, tokių specialybių, kurios būtų nepopuliarios arba nenaudingos, iš viso nebūna. Kiek tu įdedi pastangų, tiek tau grįžta. Čia tas darbas nėra sėkmės kažkoksai tai dalykas. Nuo tavo noro labai daug kas priklauso. Neįleidžia pro duris, lipkit per langą. Reikia bandyti. Nes tas blogiausia tai yra nieko nedarimas ir kažko kaltinimas. Net ir turėdami darbą stenkitės viskuo domėtis. Neužmykite ant laurų. Jei yra įmanoma, lankykite kursus. Keletos kalbų žinios ieškant darbo Lietuvoje yra didelis privalumas. Taip pat gerinkite darbo kompiuterio įgūdžius. Taip sukaupsite žinių bagažą ir galėsite lengvai judėti pirmyn.